Labas, mielas mano bičiuliai ir investuotojų. Tikiuosi, vasara, ši lietinga vasara bėga smagiai. Saulės kažkiek vis tiek pavyksta surasti ar Lietuvoje, ar užsienyje. Šiandien, kaip ir kiekvieną mėnesį, sėsiu prie investicijų, papildysiu savo portfelį pagrindiniais ETF-ais, parodysiu keletą naujų pozicijų, kuriamis pasipildžiau. Šito praktinio eksperimento esmė yra investuoti į pagrindinius fondus ir parodyti, kaip visą tai veikia ir kokias grąžas galima turėti ilguoju laikotarpiu. Bet turiu parinkęs ir keletą perliukų, apie kuriuos papasakosiu artimiausiu metu. Taip kad lik su šiuo video, jeigu tau patinka investavimas, jeigu nori investuoti, jeigu nori padaryti taip, kad tavo pinigai kiekvieną mėnesį augtų ir didėtų ir po truputį kurtumėsi savo vis didesnį ir didesnį kapitalą, kuris vieną dieną leistų dirbti mažiau arba iš vis nebedirbti. Matau, kad daugiau nei pusė žmonių, kurie žiūri mano video, dar nepaspaudė subscribe mygtuko. Galvoji, ai vėliau? Bet kam laukti? Jeigu nors kartą šyptelėjai, sužinojai kažką naudingo ar tiesiog jauti, kad šis kanalas turi vertės, padaryk tą vieną mažą dalyką. Paspausk prenumeruoti. Tai tau nieko nekainuoja. Trunka tik sekundę, o man ir komandai tai ženklas, kad tai, ką darom, tau rūpi. Mums tai didžiausia motyvacija kurti ir dalintis toliau. Turiu keletą investavimo portfelių, kuriuos galima sekti visiškai nemokamai, jeigu ir tu naudojasi to pačia investavimo platforma, to pačiu investavimo brokeriu kaip ir aš, tai yra Freedom24. Tokiu atveju gali užsiprenumeruoti mano investicijas ir kiekvieną kartą, kai aš kažką pirksiu arba kažką parduosiu, gausi email pranešimus su mano pirkimais ir pardavimais. Iš karto pabrėšiu, kad užsiprenumeruoti mano investicijas, mano investavimo portfelius galima tik tai per kompiuterio naršyklę ir tik turint Freedom24 sąskaitą. Jeigu dar neturi tos sąskaitos ir norėtum ją atsidaryti, tai šio video aprašyme rasi visas reikalingas nuorodas, tiek sąskaitą atsidaryti, tiek mano investavimo portfeliams pasekti. Ir atsidarant investavimo sąskaitą per mano nuorodą, gali gauti atitinkamų bonusų. Galima gauti net iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų, kurių kiekvienos vertė bus nuo 3 iki netgi $1000. Geras metas investuoti, čia visą laiką yra geras metas investuoti. Aišku, rinka buvo šiek tiek nuobodi pastarąjį mėnesį ETF-ams, kurie yra stipriai diversifikuoti. Tai labai gerai, kai rinka yra nuobodi, vadinasi, nuobodžiai po truputį kylam. Opcionų prekybai tai buvo šiek tiek nuobodu, bet vėlgi šis video ir praktinis eksperimentas yra apie opcionų prekybą, bet šiek tiek parodysiu ir keletą kitų savo portfelių, ką su jais darau. Jeigu jums yra įdomu, norit daugiau matyti mano investavimų, galbūt net live metu kažkokios prekybos, spustelkit like mygtuką ant šito video, parašykit komentarą. Kuo daugiau matysiu, kad jums yra įdomus investavimas, platesnis investavimas, ne tik į ETF-us, o galbūt pavienės akcijas, o galbūt opcionų prekybą, tuo pakursiu jums daugiau faino ir įdomaus turinio. Vienas iš mano portfeliukų yra labiau skirtas dividendų gavimui, išmokų gavimui. Jeigu kažkas dar nematėt, ne per seniausiai kūriau video apie Yield Max ETF-us, užbaigiau praktinį eksperimentą, parodžiau, kurias pozicijas pasilikau, kurias pozicijas pardaviau, kiek iš jų uždirbau, kokia buvo reali investicinė grąža per metus. Jeigu kažkas nematėt, tai pasižiūrėkit pas mane YouTube kanale, tikrai vertas dėmesio video, iš daugiau nei metų trukęs eksperimentas. O aš jau tame video minėjau, kad visi ETF-ai yra labai gerai, jeigu jūs patys nenorit skirti laiko ir energijos ir neturi dažną atveju laiko ir energijos. Tai yra puikus pasirinkimas, jeigu dirbat savo darbą, uždirbat pinigus ir investavimo norit skirti 15 minučių per mėnesį ir visiškai daugiau nesidomėti investavimu, tai ETF-ai, kuriuos aš investuosiu per šį praktinį eksperimentą, yra puikus pasirinkimas. Tai yra viso pasaulio fondas, S&P 500 ir Nasdaqo biržos 100, dažniausiai laikomas 100 stipriausių technologinių įmonių iš Nasdaqo biržos stipriausių pagal kapitalizaciją. Tai yra puikus pasirinkimas ilgalaikiam investuotojui, kuris nori auginti kapitalą. Šitas mano portfelis, kurį matote, jis nėra skirtas kapitalo auginimui, jis yra labiau skirtas kapitalo melžimui. Jis yra toksai labiau fun portfeliukas. Jisai ilguoju laikotarpiu nemanau, kad, arba manau, kad sunkiai bytins tą patį Nasdaqo 100. Išmokų prasme tai yra labai faina gauti nemažus dividendus, bet jeigu mes pasižiūrėsim ilgalaikį augimą, pinigų judėjimas, dividendai, tai išmokos, kaip mato, tikrai yra per mėnesį nemažos, Bito tikrai sumoka ir aukštesnius dividendus. Visą tai vadovaujasi pagrindė covered call strategijomis opcionų prekybos, kada yra parduodami vienetai už kažkokią strike kainą ir tikimasi, kad ta strike kaina nebus pasiekta ir taip generuojami premiumai, premijos ir tokiu atveju galima mokėti atitinkamas išmokas. Tai apie tai artimiausiu metu aš planuoju sukurti atskirą video ir papasakoti jums daugiau apie opcionų pirkimą ir pardavimą. Kaip matot, Freedomas irgi
turi opcionų prekybą. Su opcionų pardavimu man tik dar yra šiek tiek niuansų, kuriuos aiškinosi, bet su opcionų pirkimu tai nėra jokių bėdų. Tai kai įsispręsiu visus dalykus, galėsiu ir jums papasakoti ir parodyti daugiau. Ką aš čia turiu omeny? Ten vieną matote su pardavęs TSLL opcioną su 10,5 strike kaina, kadangi TSLL dabar yra pakilusi, lygtais yra 12, tai aš jau galėčiau pasimti 55% viso premiumo. Dabar čia kelios dienos yra praėjusios, tai $26 būti uždirbęs per porą dienų. Tai kaip ir sakiau, pardaviau nemažai pozicijų ir dar planuoju padaryti keletą pakeitimų. Jame yra ir MINT ir XEOD, tai yra saugus obligaciniai ETF-ai, kurie moka tiek eurais, tiek doleriais apie 3,5. 4,5 link 5% metinių išmokų. MINT moka kiekvieną mėnesį, o XEOD kas 3 mėnesius. Tai yra saugiam kapitalo laikymui. Apie tai aš irgi esu daręs atskirą video, tai jeigu kažkam yra aktualu, kur saugiai padėti pinigus, kad jie uždirbtų daugiau negu gulint sąskaitoje, ar daugiau negu kažkur kredito įstaigose, ar daugiau nei indėliai, tai šioje vietoje būtinai pažiūrėkit ir įsivertinkit šituos 2 ETF-us, apie kuriuos aš kalbu. Nu, mes keliaukim prie pagrindinės šio video temos. Kaip ir sakiau, tiek vieną, tiek kitą portfelį galite prenumeruoti ir matysit, kai aš kažką perku ir investuoju ar parduodu. Šio portfelio esmė, ką planuoju daryti, tai pildyti keletą ETF-ų, apie kuriuos kalbu šiame eksperimente, ir, aišku, pildyti pavienėmis akcijomis, kuriamis tikiu, kurios turi nemažą potencialą. Nuo praeito mėnesio papildžiau HUD poziciją, Robinhood, pirkau birželio 11 dieną po $74 už vienetą, dabar yra 106, tai skaitykite, per mėnesį laiko 42% uždarbis. Prenumeruojat ir mano YouTube ir prenumeruojat Freedom24, tai mano portfelius, tai turėjot gauti kiekvieną mano pirkimą. Tas pozicijas, kurias pridėjau, galbūt papasakosiu video pabaigoje, o dabar šiek tiek aptarkim, kaip sekasi mūsų pagrindiniams ETF-ams, tai yra ANAF, SPIL ir BWCA, 3 fondai. Labai trumpai priminsiu, jeigu kažkas pirmą kartą esate įsijungę, tai ANAF yra stipriausios įmonės, 100 įmonių iš Nasdaq biržos, SPIL yra S&P 500, 500 stipriausių Amerikos įmonių, ir BWCA yra, jeigu neklystu, 3400 įmonių iš viso pasaulio, ir jis yra labiausiai diversifikuotas, aišku, atitinkamai turi mažesnį augimą. Bet jeigu žiūrėti jų vidurkius ir palyginti investicinės grąžas, tai jeigu 2007 metais būtumėt po 10 000 įdėję į kiekvieną iš jų, 24 metų birželį, štai tokias grąžas būtumėt turėję, tai beveik 15x Nasdaq'o 100, beveik 7x S&P 500 ir beveik 4x viso pasaulio fonde. Tam tikrais momentais, kada buvo svyravimai, Nasdaq'o 100 labiausiai svyravo, ir štai matot, kokie yra vidurkiai investicinių grąžų. Kuo galit prisimti didesnį riziką ir kuo galit investuoti ilgesnį laikotarpį, tuo labiau artėsit prie šitų vidurkių, kuriuos aš jums rodo. Nu, aš kaip ir sakiau, nusprendžiau investuoti į šitos 3 fondus kiekvieną mėnesį ir rodyti jums investavimo realybę, kiek tie fondai sugeneruos man atitinkamai grąžos, kaip skirsis jų grąžos per augimus, kaip skirsis kritimai per kritimus, ką darysiu tais momentais, kada bus atitinkami kritimai. Ir visą tai galėsit matyti mano kuriamam turinį. Video išleidžiu kiekvieną mėnesį apie savo portfelio papildymą tam tikrais momentais. Netgi darysiu ir laivus, jeigu matysiu, kad taiga kažkas vyksta ir reikia, kad labai greitai jūs pasiektų informaciją. Šiame portfeliuke yra ir Berkshire Hathaway, tai yra Warreno Buffetto įmonė. Ja irgi perku. Turiu šiek tiek abejonių, ką jau esu pasakojęs praeitose video dėl Buffetto, kadangi jisai sakė, kad 25 metais jau palieka Berkshire Hathaway direktoriaus pareigas ir liks, kaip suprantu, tik tai valdyboje. Bet įmonė turi kosminį kiekį kešų, man labai įdomu, ką jinai su tuo kešu darys. Aišku, kai yra toks augimas ir tie pinigai niekur nėra sudėti, nieko gero yra ir su akcijų kaina, bet Berkshire'as visą laiką geriausiai pavaro, kada yra kosminiai važiavimai žemyn. Tada jisai padaro savo darbą tuo metu, kada labiausiai reikia. Tai turiu portfelį ir Berkshire Hathaway, tai pagrindinis tikslas yra palyginti Berkshire Hathaway, Nasdaq'o 100, S&P 500 ir viso pasaulio fondą, pasižiūrėti, kaip jiems seksis ilguoju laikotarpiu, kas uždirbs didžiausią grąžą ir kokie vidurkiai bus iš tiesų. Ar artėsim prie tų, kurių rodžiau, ar kažkas ženkliai bitins tos vidurkius ir pavarys geriau. Taigi, nuo praeito video įsijungiau, ką galima pasižiūrėti, tai ANAF 10,13% ir aišku, aš dar suinvestavau tuo metu. Dar nesuinvestavus buvo toksai uždarbis, dabar mes turim 12,5%
2,48, tai dar yra bendra mano investicija paaugusi, nes investuotų suma yra jau 1078 eurai. Spiel buvo 6,3%, dabar yra 9,27, VVC 8,33 yra dabar ir 7,11 buvo. Berkshire'as 2,21 minuso ir man rodos jis yra pavažiavęs dar šiek tiek daugiau, taip yra 4,37, bet nieko tokio. Mūsų tikslas yra ilgasis laikotarpis, o ne tikrai šitie 4 mėnesiai. Tikslas pasižiūrėti, kokius rezultatus mes turėsim 10, 15, 20 metų bėgyje. Aš labai tikiuosi ir manau, kad vidurkiai, kuriuos mes turim, aš manau, kad netgi jie turėtų būti dar šiek tiek didesni, negu aš jums rodžiau, kadangi žmonių kiekis didėja pasaulyje, pinigų kiekis didėja, vartojimas didėja, pasaulį valdo kapitalas. Aš manau, kad tas kapitalas ilguoju laikotarpiu augs, turtingi žmonės turtės, geros įmonės dar gerės, geros įmonių akcijos taps stipresnės ir labiau augs. Mes turėtume turėti dar didesnius augimus. Ypač žinant tai, kad investuoti tampa vis paprasčiau, žmonės tampa vis žingeidesni, nori investuoti, supranta, kad yra vienas iš nedaug būdų tapti turtingais, investavimas tampa vis paprastesnis ir prieinamesnis, ypač į vertybinius popierius, tai atsidarai sąskaitą ir pradedi investuoti. Tai aš matau labai šviesią ateitį fondams, didelėms įmonėms, bet apie tai, kaip ir sakau, kalbėsiu ne tik teoriškai, bet rodysiu jums ir praktiškai. Nu, kas lėmė ir kodėl lėmė tokius pokyčius, tai čia pagrindinės naujienos, kas lėmė augimą arba kritimą fondų ar įmonės, apie kurias kalbėsiu. Tai aš visko tikrai neskaitysiu, bet keletą pagrindinių faktų paskaitysiu. Jeigu norit, pastabdykit video ir galėsit paskaityti pagrindinės naujienas apie mano investuojamus ETF-us. ANAF pagrindinis augimas buvo dėl AI boomo ir pagrindinių technologinių įmonių rezultatų. Tai Nvidia tikrai šovė į viršų ir aplenkė pagal kapitalizaciją tiek Microsoftą, tiek Apple. Tai prisidėjo tikrai prie viso indekso Nasdaq'o augimo. Na, žinoma, Broadcomas irgi paskelbė įspūdingus antro ketvirčio rezultatus, 15 milijardų pajamų, 46% augimas iš AI produktų, pabrėždama milžinišką dirbtinio intelekto paklausą. Tai Broadcomo poziciją aš turėjau vieną didžiausių savo portfelį, nemažą jos dalį pardaviau tam, kad turėčiau daugiau likvidžių pinigų opcionų prekybai. Šiaip tikrai nuostabi įmonė. Na, o kalbant apie S&P 500, tai nuo birželio vidurio tęsia nuoseklų kilimą, šiuo metu priartėjo prie visų laikų rekordo. Man rodos, kad mes jau turėtume turėti visų laikų rekordą. Spajus. Mes turim visų laikų rekordą. Jo, turim visų laikų rekordą. All time high mes turime. Be abejonės, bet nuo all time high'aus mes esam užaugę, kiek čia procentų? 5% beveik esam. Nuo all time high'aus užaugę, kuris buvo vasario pabaigoje. Tai skirtingai nuo technologijų sektoriaus Nasdaq'o šuolio S&P 500 kilimo palaikė daugelį sektorių. Lyderių tarpe atsidūrė tiek augimo šakos, tiek ciklinės ekonomikos sritys, pramonės, informacinių technologijų, ryšių paslaugos, komunalinių paslaugų ir finansų sektoriai. Kiekviena pakilo virš 10%. Kaip ir sakiau, S&P 500 yra ženkliai labiau diversifikuotas, kas tam tikrais momentais yra naudinga, tam tikrais momentais, jeigu kažkokie sektoriai tempia žemyn, o technologijos labai stipriai auga, neypatingai naudinga. Nors svarbu minėti, jog makroekonomikos situacija gerėjo. Fedas kaip ir planuoja mažinti palūkanas, gal net 2 kartus. Jeigu įvyks, artimiausiu metu mes tikrai turėsim naujus all-time high'us. Šiaip jeigu Fedas planuoja mažinti palūkanas, yra puikiai galimybė investuoti į JAF obligacijas. Bet tai turėtų būti sekantis mano video, kaip galima ganėtinai saugiai investuoti su 5% investicinė grąža į JAF obligacijas ir turėti labai didelį potencialą tas obligacijas parduoti brangiau artimiausiu metu, tai greitų metu planuoju padaryti šitą video. Na, kalbant apie likusį pasaulį, kadangi tarifai nebe tokie baisus ir pasaulis kaip ir baigia susitarti, taigi rinkoje juntama didesnė ramybė. O tai lemia, kad ir likęs pasaulis turi augimo, kaip šiuo atveju besivystančios rinkos, Kinija, Indija turėjo solidų kilimą, bet aišku, viso pasaulio fondai labai stipriai tempia į viršų Ameriką, kadangi jis sudaro labai didelę dalį šio fondo. Nu, apie Berkshire Hathaway mes jau kalbėjom, taip turim smukimą, investuotojai dar bando susigaudyti, ką čia toliau daryti, ar viskas bus ok su Berkshire, ar nebus gerai, kaip paskelbė Warrenas, kad pastrauks. Mes turim tokių turbulencijų šiek tiek. Ir aišku, Buffettas ėmėsi reikšmingų
reikšmingų investicinės krypties pokyčių, technologinės dalies mažinimas, Apple pozicijos pardavimas, nors Apple poziciją aš irgi pardaviau lyginant su kitomis Magnificent 7 įmonėms, rezultatai tiek iš fundamento, tiek iš bendrai planų ateities neatrodo labai perspektyviai, tai tad galit paskaityti apie Berkshire, jeigu norit šiek tiek daugiau. Ir ką, keliaukime į priekybą. Pas mane, kaip mato, dar apie 2000 nesuinvestuotų pinigų, o nuo praeito mėnesio 543 buvo prenumeratoriai portfelio, dabar turim 605, tai sveikinu visus 50 naujų investuotojų. Pokyčiai yra tokie, kad mes turime nuo 53 454 grynojo turto, mes turim 65 750 grynojo turto ir investicinis prieaugis, jeigu buvo praeitą mėnesį 16 000, dabar turim net 22 000. Tai, ir sakiau, buvo padaryta šiek tiek papildomų žingsnių apart fondo investicijų. Kiek mes turim čia tų euriukų? 1100, gerai, suinvestuokim. Spil. 25 vienetus nupirksim, kai birža rytoj atsidarys. Gerai. ANAF 20 vienetų. Gerai. Porą vienetų nupirksim. Berkshire vieną vienetą nupirksim. Nu va, portfeliukas papildytas, rytoj papildys kitus fondus. Kadangi jau užsitęsėm, tai šiandien nebepapasakosiu jums apie pavienių akcijų nupirkimą, paliksiu tai kitam video. Tai, kaip ir sakiau, jeigu dar neprenumeruojat mano kanalo, būtinai tą padarykit. Artimiausiu metu laukia jūsų dar porą video. Vienas yra apie obligacijų gerą dylą, kuriuo aš pats pasinaudojau ir noriu pasidalinti su jumis. Na ir žinoma, aptarti keletą potencialių įmonių, kurios manau, kad turi tikrai daug potencialo, kuriomis pasipildžiu savo portfelį. Tai ačiū, kad žiūrit Chebrytę, ačiū, kad prenumeruojat. Džiaugiuosi, kad investuojat ir šitoje vietoje galite savo per petį patapšnoti ir pasakyti, kad esat šaunuolis arba šaunolė, nes tai suteiks jums ženkliai daugiau pasirinkimų ir laisvės. Tai ačiū ir kaip visą laiką lauksiu jūsų komentarų ir pasimatysim kitose video. Iki!